O dabar trečiasis pristatymas, Geistautas atsistojęs, nes jau 3 metus pasakoja apie savo komandos darbą. Norime dar kartą priminti, ką daro Tarptautinė grėsmių analizės celė, skyrius ir kokias paslaugas teikia subjektams Lietuvoje. Labą rytą, ačiū Rūta. Tai norėčiau papasakoti, ką veikia mano skyrius. Iš tikrųjų, tai yra pasaulinė kibernetinių grėsmių analizė. Ir pradedant prezentaciją, iš tikrųjų noriu šiek tiek tos istorijos suteikti, kas gal ne visi žino, kaip mes atsiradom, nuo ko viskas prasidėjo. Tai iš tikrųjų mano skyrius veiklą pradėjo 2021 metais. Dvišalė iniciatyva tarp Lietuvos ir JAV. Tai be jau mano paminėtų šalių kartu dar prisidėjo tiek Ukraina, tiek Sakartvelas. 2023 metais prie mūsų skyrius būtent prisijungė Lenkai ir šiemet galiu pasidžiaugti, kad taip pat sėkmingai prisijungė ir Čekai. Verta paminėti, kad kaip matot, iš tikrųjų, kaip matot čia be Lietuvos personalo, nuolatinio, kas susideda iš 5 žmonių su manim mano komanda, taip pat turim personalą iš visų šitų šalių ir jie pas mus, tiksliau pas mane skyriuje, dirba rotaciniu principu. Ir iš tikrųjų išskyriau kelis pagrindinius pliusus, kodėl būtent toks modelis neša didžiausią naudą. Tai iš tikrųjų, pirmiausia, skirtingų šalių specialistų ekspertizė. Iš tikrųjų, pastebėjome iš pat pradžių, kad yra labai naudinga, kai turim skirtingus specialistus, atvažiuojančius į skirtingų šalių, turinčius skirtingus backgroundus, skirtingą išsilavinimą, skirtingas specializacijas. Tai iš tikrųjų, tą, ką darom, tai yra labai naudinga. Daugiau protų, geresnė kokybė. Tai iš tikrųjų, čia toliau jau einant apie tos produktus, irgi pabrėšiu, kodėl, iš kur atsiranda ta geresnė kokybė. Nes kartais mūsų darbas atrodo taip, kad tiesiog susėdam ratu ir valandą ar 2 brainstorminam, kad sugalvot, kaip kažką padaryti ar kažką išanalizuoti. Tai čia turbūt toliau papasakosiu. Įvairiapusis požiūris, tai čia vėlgi susiriša su tuo, ką minėjau brainstorminimu, kad kartais mūsų darbas tiesiog taip atrodo, kad sėdi ir galvoji, kaip kažką geriau padaryti, kaip kažką sukurti, išanalizuoti kitų kampų, negu kad jau yra. Kasdienis tobulėjimas, tai vėlgi dar viena nauda tų tarptautinių ekspertų. Toks nebūna taip, kad visada virtum savo sultyse, pamatai, kaip kiti dirba, kaip kitos organizacijos, ta prasme, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienį. Ir nauda ne tik Lietuvai, bet ir strateginiam partneriam. Tai šitie mūsų produktai, kuriuos dabar aš pristatysiu, jie yra skirti ne tik Lietuvos subjektam, ne tik Lietuvos auditorijai, bet taip pat ir šitų šalių organizacijams, šitų šalių subjektų. Tai ką mes veikiame? Iš tikrųjų, išskirčiau tokias šiai dienai 2 grupės, ką mes darom. Tai čia yra ataskaitos, čia yra studijos. Kalbant plačiau apie ataskaitas, šiai dienai teikiam tokias, galime sakyti, 2 rūšių ataskaitas. Dieninės ir savaitinės. Tai iš tikrųjų gal pradėsiu nuo savaitinių. Savaitinės ataskaitas tai gimė kaip mūsų pats pirmas produktas. Pradėjom jas leisti turbūt skyrius 21 metų vidury įsikūrė, tai jau pradėjom 21 metų gale šitas ataskaitas gaminti. Ataskaitos yra skirtos, sakykime, ne tik subjektam Lietuvoje, ne tik mūsų partneriam, bet ir panašiai mąstančiom šalim, mes taip jas vadinam. Tai iš tikrųjų šias ataskaitas gauna ir mūsų partneriai ir Indijos Ramiojo vandenyno regione, tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje. Ir pagrindė mes imam savaitės laikotarpį ir analizuojam bent jau porą incidentų, kurie įvyko. Stengiamės pažvelgti tiek iš techninės pusės, tiek iš šiek tiek aukštesnės pusės, kadangi šitą ataskaitą stengiamės, kad būtų naudinga nebūtinai techniniam personalui, bet ir aukštesnio lygio vadovam. Tai iš tikrųjų čia viršuje dažniausiai būna toks Cyber Activity Overview, kur stengiamės tiesiog trumpai papasakot, kokios tendencijos, sakykime, šią savaitę būtent vyko pasaulyje.
Kaip ir minėjau, porą incidentų analizuojam, iš tikrųjų stengiamės žiūrėti per skirtingas TTP, pateikti rekomendacijas specialistam, kaip, sakykime, užkardyti tas grėsmes. Jeigu mes turim kažkokių indikatorių, mes taip pat jais pasidalinam. Ir iš esmės taip atrodo tos savaitinės ataskaitos. Čia viršuje matot šiokią tokią iškarpą dieninės ataskaitos, tai iš tikrųjų pradedant nuo 2023 metų summito, mes jas pradėjom daryti. Per tą laiką jau šiek tiek keitėsi jų išvaizda, keitėsi jų turinys. Šiai dienai mes turim įsigilinę kelis sektorius. Čia, kaip matot, iš tikrųjų yra table of content, tai kelis sektorius, sakykime, apie kuriuos stengiamės teikti informaciją tą dienos periodo, kad jinai būtų kuo aktualesnė, kuo šviežesnė. Turim irgi atskirą sekciją Ukrainos apžvalgai, tai kaip ir minėjau, pas mus centre, pas mus skyriuje dirba specialistai iš Ukrainos, tai turim tą, galima sakyti, tiesioginę prieigą prie tos informacijos, kas vyksta Ukrainoje, tai irgi ganėtinai naudinga. Telegramo overview, tai verta paminėti, kad visa šita informacija yra open source, mes su kažkokia klasifikuota informacija nedirbom, tai Telegramas yra vienas iš tų, sakykime, mūsų šaltinių, be komercinių įrankių, be open source įrankių. Telegramas yra vienas iš tų šaltinių, kur mes susirenkam savo informaciją, tai irgi iš tikrųjų sekame įvairias grupuotės Telegrame. Labai nesenai pridėjome šitos ataskaitos gale mūsų pačių padarytą tokį žemėlapį, kur iš tikrųjų vaizduojami ryšiai skirtingų grupuočių. Ir tuos ryšius vėlgi kasdien atnaujinam, jeigu matom kažkokių pasikeitimų, jeigu kažkokia grupuotė, sakykime, sudarė sąjungą su kažkokia kita grupuotė, mes visada tai stengiamės paminėti ataskaitai. Be abejo, mitigations recommendations, tai stengiamės duoti rekomendacijas, kaip užkardyti tam tikras aktualias grėsmes, sekame pažeidžiamumus, sakykime, kas tą dieną trendina, vėlgi rašome, kaip nuo jų apsisaugoti ir be abejo indikatoriai. Jeigu kažkokių yra, vėlgi mes jais pasidalim. Tai čia toks, sakykime, mūsų pagrindinis darbas, ką mes kiekvieną dieną darom ir teikiame subjektam, tai yra jums. Dešiniai pusėje matot skirtingas studijas, tai iš esmės dažniausiai būna viena arba dvi studijos per metus, jų apimtys skiriasi. Čia pačiam priekyje skyriau iš tikrųjų vienas iš tų darbų, kuriais labiausiai mes didžiuojamės, nes dėl kelių skirtingų priežasčių, tai pasakysiu. Studija yra iš tikrųjų apie kibernetinės pamokas išmoktas Ukrainoje. Tai kai prasidėjo karas Ukrainoje 22 metais, labai džiaugiuosi, kad tie Ukrainos ekspertai vis tiek važiavo pas mus į centrą, į skyrių ir iš tikrųjų tai buvo pagrindinis mūsų informacijos šaltinis, kaip mes sugebėjom tą studiją padaryti tokią, aš sakyčiau, tikrai kokybišką. Dabar ta informacija yra jau šiek tiek labiau gal prieinama, bet kai buvo 22 metai, tai iš tikrųjų tikrai tos informacijos labai trūko ir mes gavome būtent tos žmonės, kurie buvo kibernetiniai fronto linijoje, sakykime taip. Iš tikrųjų daug skirtingų dalykų analizavom, žiūrėjom per skirtingus sektorius, teikėm rekomendacijas, sakykime, kaip apsisaugoti nuo tam tikrų atakų, išmoktas pamokas iš Ukrainos ir, sakykime, studiją bandėm perteikti tas išmoktas pamokas tiek vėlgi čia mum Lietuvoje, tiek mūsų kitiem partneriam. Taip pat porą kitų studijų irgi, kurias mato, tai čia yra apie Kinijos kibernetinės grėsmės, tai iš tikrųjų analizavom būtent tai, kas ateina iš Kinijos, kokios yra kibernetinės grėsmės, kokius pagrindinius TTPs naudoja jų redaktoriai. Ir turbūt mūsų naujausias darbas yra kibernetinės grėsmės Baltijos jūros regiono kritiniai infrastruktūrai. Tai čia iš tikrųjų stengiamės imti platesnį tą regioną, tai visą Baltijos jūros regioną. Lyginom, sakykime, jų atakas su kitais regionais, su Šiaurės Amerika, su ta pačia Ukraina, su Indijos Ramiojo vandenyno regionais ir iš tikrųjų stengiamės daryti tą palyginimą. Tai truputėlį gal pasakant plačiau, tai iš tikrųjų pastebėjome, kad atakų tipai, atakos yra maždaug panašios, galbūt šiek tiek skiriasi, sakykime, mūsų regioną gal labiau puola Rusija, Indijos Ramiojo vandenyno regioną gal labiau puola Kinija,
Šiaurės Amerika iš tikrųjų puola abi tos šalys, bet kokiu atveju, jeigu mus dažniau, sakykime, puola kaimynai iš rytų, tai nebūtinai reiškia, kad mes esame neįdomus Kinijai. Taip pat verta paminėti, kad mes šitas ataskaitas dalinamės keliais kanalais, tai šiai dienai tai yra vienas iš kanalų yra elektroniniu paštu, tai vėlgi turėsim dar šiek tiek laiko po renginio, jeigu norėtumėt gauti šitos mūsų produktus, tikrai kreipkit prie manęs, susitarsim, įtrauksim jūs į savo sąrašą ir jūs tas ataskaitas sėkmingai gausit. Kitas kanalas yra XIS MISPAS. Tai iš tikrųjų stengiamės turėti kelis tos kanalus, kad ataskaitos pasiektų, sakykime, tiek vadovus, kurie galbūt mažiau naudojasi tom techniniam priemonėm, bet taip pat ir specialistus, kurie gal labiau naudojasi tiem techniniam priemonėm, tai pavyzdžiui MISPAS. Ir taip pat, kas esat prisijungę prie XIS Mattermost kanalo, ten taip pat šitos ataskaitos yra automatiniu būdu su jumis dalinimas. Studijos tuo tarpu jos yra prieinamos NKC puslapyje, tai jos yra viešos, vėlgi galit tikrai apsilankyti, paskaityti, parsisiųsti, pasidalinti su kuo tik norite ir tiek. Tai dabar norėčiau dar trumpai pakalbėti apie tą naudą, kokia nauda yra jums ir būsim truputėlį savanaudžiai, kokia ta nauda mums. Tai iš tikrųjų, kaip ir minėjau, čia turime tos mūsų produktas, tai būtų kasdienas ataskaitos, savaitinės, ar tai būtų studijos, ar tai būtų sektorinės ataskaitos, apie kurias dar kitoje skaidrėje pakalbėsiu. Ir mūsų pagrindinis tikslas, kad subjektai, tai esat jūs tas ataskaitas gautumėt, kad jūs galėtumėt proaktyviai reaguoti savo organizacijos grėsmių užkardymą, o mums pagrindinė nauda, tai kaip ir pradžioj buvo kalbėta, yra grįžtamasis ryšys, nes be grįžtamo ryšio mums tikrai yra sunku tobulėti. Mes negalim patys savo atsakyti, ko jums reikia, mes negalim patys savo atsakyti, ar tos ataskaitos yra kokybiškos, ko jis atrūksta, be abejo mes stengiamės, bet vis tiek, tai čia labai norėčiau paraginti tikrai tą grįžtamą ryšį suteikti, nes tai padės tobulėti mum, jeigu mes tobulėsim, jūs gausit geresnius produktus tiesiog. Ir labai trumpai apie ateitį, kas yra planuojama sekantiem metam, tai yra 2025, tai norime siūsti savo ataskaitas kaip naujienlaiškius. Šiuo metu, sakykime, dabar, kas gauna mūsų ataskaitas elektroniniu paštu, tai turbūt pastebėjot, kad mes siunčiam PDF attachmentus, tikrai gavom pastabų, kad ne visiems tai yra patogu, nes turi parsisiųsti, skaityti, tai ateinantiem metam norim tai siųsti kaip naujienlaiškį, tai jūs tiesiog gaunate laišką, paspaudžiate ant laiško, nieko atidarinėti nereikia, jūs visą informaciją matote tiesiog laiško pavidalu. Sektorinės ataskaitos, tai kaip ir minėjau prieš tai skaidrėje, irgi šių metų tikslas yra, tiksliau ateinančių metų tikslas yra pradėti daryti sektorinės ataskaitas. Jos greičiausiai bus arba savaitinės, arba kas 2 savaitės ir, sakykime, visiems sektoriam būtų siunčiama irgi tokia analizė, apžvalga, kas vyksta jų sektoriuje, tai vėlgi nebūtų tik kažkas specifiškai susijęs su Lietuva, bet tai būtų labiau tokie pasauliniai trendai, kas pasaulyje vyksta būtent tame sektoriuje, vėlgi gal kažkokie pažeidžiamumai, analizės ir mes stengtumėmės vėlgi tą informaciją kuo skubiau pasidalinti su jumis. Ir paskutinis dalykas tai kokybės gerinimas. Iš tikrųjų, ką ir minėjau apie tas mūsų ataskaitas, jos pastoviai tobulėja, pastoviai stengiamės kažką keisti, įsiklausyti jūs, bet vėlgi, grįžtant prieš tai mano paminėtą mintį, labai mums svarbu yra feedbackas. Jeigu mes gausime feedbacką, tikrai manau, kad ta kokybė pati kils ir gerės. Tai iš manęs būtų tiek, jeigu turit kažkokių klausimų, mielai atsakysiu. Ačiū Geistautui. Gal norėtumėt ką nors paklausti apie grėsmių ataskaitas, tokį kaip produktą, turinį, teikimo būdus? Taip, prašau. Mačiau, Google-ise 4 šalis bendradarbiauja, to likusios. Kaip pavyzdys, Estija, Latvija, kodėl su jomis bendrauja? Nes irgi kaip ir potencialus yra. Tai dėkui už klausimą. Taip, iš tikrųjų su Latvijais, su Estais, jie gal nėra taip tiesiogiai, kad prisijungia prie mūsų skyriaus, bet iš tikrųjų
Su jais gal šiek tiek bendradarbiavame kitose srityse, tai iš tikrųjų su latviais, mano kolega Danielius yra kalbėjęs dėl hantinimo, iš tikrųjų nemažai pasidalino informaciją. Su estais, nežinau, gal daug kas žinot, bet jie Estijoje yra NATO kompetencijų centras, tai iš tikrųjų šiuo metu jis kūrė naują būtent CTI kursą, tai mano skyrius ir tiek aš pats asmeniškai prisidedam prie to naujo kurso kūrimo. Vėlgi, kadangi jau turime šiokį tokį įdirbį šitoj srityje, dalinamės su jais tą informaciją, kas veikia, nes iš esmės, trumpai pasakojant, jie turėjo CTI kursą, bet jie gavo atsiliepimų, kad jis nėra labai paklausus, nėra labai įdomus žmonėms, tai tiesiog dabar jie sugalvojo, kad tą kursą reikia atnaujinti ir mes sėkmingai prisidedam prie to kurso medžiagos ir jeigu gerai žinau, iš tikrųjų 25 metų rudenį jis jau bus prieinamas visiems žmonėms. Aš dar papildydama Geistautą skaidrę, kur Danielius rodė ir nepasakė, iš kur ta skaidrė, tai yra būtent iš NATO pratybų Locked Shields, galbūt dalis iš jūsų ten dalyvavo. Tai 25 metais į pratybas einame su estais ir kartu bandysime įveikti raudonoją komandą su savo mėlynaisiais pajėgumais. Tai bus dar viena galimybė arčiau susipažinti, suprasti, kaip ką darome ir galbūt ateityje pridėsime dar porą vėliavėlių prie tos skaidrės, nuo kurios Geistautas pradėjo savo pristatymą. Gal turėtume dar klausimą? Turime 15 minučių, tai Inga pasiūlė, kad galim dabar priimti klausimus visiems. Ingai taip pat, ir Linui, ir Danieliui. Jeigu išklausę visą pristatymą apie mūsų teikiamas grėsmių paieškos ir analizės pajėgumus, kurie apima dalinimas informaciją apie lykus, kasdienės ir savaitinės ataskaitos, apie žinomas kibernetinės grėsmes, kurias surandame ir iš Telegram kanalo, ir iš duomenų bazių, ir iš kitų šaltinių, ir taip pat Danieliaus vykdomos Hunt operacijos, kurios gal laike yra imlesnės, bet vis tiek tai yra pagalba stiprinant jūsų kibernetinį atsparumą. Tai jeigu turėtumėt klausimų iš visų sričių, gal ką nors norėtumėt dar pasitikslinti, pakomentuoti? O jei tikslinė ataka būtų prieš, tarkim, įmonės subjektą kažkokį, jūs galite ne tik laišku informuoti, matot, kad prasideda, planuojama, skambutis, dar kažkas tai. Nes ne visada tie laiškai būna, kad operatyviai yra sureaguojama. Taip, dėkui už gerą klausimą. Taip, tai iš tikrųjų, pavyzdžiais kalbant, buvo planuojama ataka prieš vieną įmonę Lietuvos, tai mes tikrai tiesiogiai informavome tiesioginiais kontaktais, sakykime, ne kažkokiom ataskaitom, bet tiesiai šviesiai pasakėm apie galimą ataką. Tai vėlgi, jeigu matom, kad, sakykime, kažkokios grupuotės kažką planuoja arba jau skelbia, kad tam tikra įmonė įstaiga yra atakuojama, mes stengiamės iškart aktyviai, ta prasme, susisiekti su to įmonė įstaiga ir informuoti ją tiesiogiai. Telegram kanale yra skelbiami DDoS'o taikinių sąrašai, ten tai dienai, tai savaitai, tai kai matome lietuviškus domenus, informuojame tiesiogiai apie planuojamus išpuolius. Dar aš sureaguojant į jūsų klausimą, dėl to mums labai svarbu turėti kuo tikslesnius jūsų duomenis, jūsų tą numerį. Ir aš tikiuosi, kad šitie susitikimai pataps mūsų bendruomenės susitikimais, kur mes pažinsim viens kitą, nes didžiausia vertė, ką ir Geistauto tarptautinė komanda, kaip mes sakom, didžiausia vertė yra tas ryšys ekspertų, kai jau jie gali bendrauti betarpiškai, kai kažkas nutinka, įspėti vieniem kitus. Tai dėl to mums labai labai svarbu pažinoti žmones, pažinoti tuos, kas yra tas žmogus, kuriam reikia paskambinti. Tai aš vėl raginčiau kuo tikslesnius, ne info kažkoks paduoti, kur nueina, kaip Linas sakė, kažkur ir ištrina administratorius, bet turėti tiksliai to žmogaus, kuris ir atsilieptų. Forma yra, kad yra organizacijos kontaktai ir yra žmonių kontaktai. Jūs kviečiate... Bet ne visi pateikia tuos.
Mes tiesiog norime prašyti KSIS tinkle, tie, kurie esate, užsukite retsykiais ir į organizacijos profilio polapį ir peržiūrėkite, ar tikrai visi telefono numeriai ir nurodyti elektroniniai paštai vis dar yra aktualūs, nes ir žmonės keičiasi, ir struktūros keičiasi. Turėdami jūsų gerai nurodytus kontaktus, sutrumpinam laiką, per kiek mes galim jums atsiųsti aktualią informaciją ar paskambinti. Tie, kas dar nesate KSIS tinkle, netrukus pradėsime subjektų registravimą pagal naują kibernetinio saugumo įstatymo praplėstą sektorių sąrašą. Gausite pradinį laišką, vėliau ir formalų informavimą ir šitą procesą turime pabaigti iki balandžio vidurio. Tai kitų visų metų pradžia bus papildomų subjektų įtraukimas į KSIS-o tinklą, per kurį, ir Geistautas sakė, sektoriais yra Matermausto kanale padaryti, kad tikslingesnės ataskaitos eitų, taip pat ten bus ir incidentų raportavimo platforma ir kitos mūsų paslaugos, automatiškai jūs galėsite rasti kaip vienoje platformoje KSIS tinkle, o ne e-mailais, kaip kol kas dar mes tai darome. Turiu klausimą. Vilius Benedis, Senadis apie security. Čia kaip pasakojot apie grėsmes, aš bandžiau suprasti, kaip mes tą žodį naudojam grėsmes, nes čia du pavyzdžiai. Vienas yra, ką pasaulyje matome nutikus, turbūt jau incidentai, ir juos pervadame grėsmės mums ar kažkam tai, o kitas yra, kur tik dar neaptiktų incidentų paieška, mes tai vadiname grėsmių paieška. Tai tas grėsmė žodis toks patampa labai bendrinis lietuvių kalboje, kibernetinio saugumo apimtyje. Ar jūs turite kažkokią perspektyvą, gal yra apibrėžimas Lietuvos kažkokios teisės aktas, ar kas yra kibernetinio? Mano asmeninė nuomonė, tai iš tikrųjų labai iš vis tokie IT terminai verčiant į lietuvių kalbą yra labai gaunasi sudėtingai. Tai nežinau, čia mano vėlgi savo asmeninė nuomonė, kad iš tikrųjų, taip, angliškai turbūt skamba threat, lietuviškai grėsmė, tai mes tai turbūt taip pat ir tą vadinam, bet čia apsibrėžimas turėtų būti gal kažkoks. Nes grėsmės disciplinoje, kibernetinio saugumo, sakoma, tai, kas turi potencialą nutikti, dėl to mes bandome jų išvengti, nes grėsmės laikas su grėsmės šaltiniu. Ir sakom, kalbam grėsmę, turime omeny grėsmės šaltinį ir tada sakom, kaip mums nenutiks. Ir grėsmių medžioklė, man toksai keistas terminas. Bet angliškai vėliau irgi tai yra threat hunting. Taip yra, bet klausimas yra, kaip labai svarbu žinoti, ką mes darom, ne tiek kaip tą pavadinsi, bet kas už to stovi. Ką Danielius parodys ir kas tai yra. Pradedam daryti žingsnius, kad apsaugot jūs nuo vos neįvykusių incidentų. Tie patys lykai, jeigu yra nutekėję duomenys, tai jie bet kada gali būti panaudojami įsilaužimams. Tai teikiame tokias paslaugas ir informaciją, kuri tikimės, kad padės jums užkardyti dar neįvykusius incidentus arba Danieliaus pavyzdžių identifikuoti, kas jau viduj yra ir neleisti tai sugriauti, jeigu toks yra piktavalio sumanymas vieną dieną paguldyti visą infrastruktūrą ir sustabdyti kritinės paslaugas. Aš gal tokį klausimą norėčiau užduoti, tokio bendro pobūdžio, kad suprasti geriau apie jūsų centrą. Jūs minėjot, kad pas jūs yra 5 žmonių komanda, o kiek jūsų centre iš vis yra žmonių, kiek dirbančių? Šiuo metu jau peržengėm 100 žmonių ribą ir toliau plečiamės, nes su kibernetinio saugumo įstatymo įsigaliojimu gaunam daug naujų uždavinių ir norime būti tie, kurie padeda ir kitiems teikdami paslaugas, kurios visus mus padarytų atsparesniais. Dabar, man rodo, 115. Bet naujokai prisijungia praktiškai kiekvieną savaitę. Jeigu atsidarysit NKS karjeros puslapį,
Ros net dabar ieškom kokių 15 žmonių naujų ir tai nėra feikiniai skelbimai, o yra tikri, mes tikrai tų žmonių ieškome. Tai noriu pareklamuoti NKS karjeros polapį, pakalbinkit ir kolegas ir ties, kas norėtų tokios įdomesnės veiklos, ieškome iš tikrųjų daug žmonių. Čia tokį klausimą turėčiau, jūs šiek neminėjote, bet minėjote dar tą analizę visokį. Tai vat, pavyzdžiui, ar galvojate, svarstėte tokias paslaugas, sakykime, kuri būtų kaip ir, įsivaizduokim, organizacija, šiaip, valstybinį sektorių paėmus, kažkoks išėjo naujas projektas, kur patikrinamas saugumas to projekto, bet vis tiek kažkokia įmonė, kuri daro tą saugumo ataskaitą, jinai gali kažko nepamatyti, nesužiūrėti, ar per tą prizmę kažkas yra planuojama daryti, kad, tarkim, galbūt kažkiek padėti, sakykime, naujam projektam pasitikrinti, kiek jie saugus, irgi tai tarsi kaip ir tokia būtų prevencinė, ne? Tai ar kažkas buvo svarstyta, galvota. Tai jau šiek tiek darom ir dalinamės su savo subjektais, atliekam tokį techninį vertinimą programinės ir techninės įrangos. Pagrinde tai ką naudojam krašto apsaugos sistemoje, įvertiname iš techninės pusės. Anksčiau turėjom tą sąrašą tik savo, dabar pradėjom dalintis ir su subjektais. Taip pat kartais gauname tokių atskirų prašymų įvertinti vienokią ar kitokią programinę arba techninę įrangą. Tai taip, turim laboratoriją, kurioje turime galimybę tą padaryti ir informuoti apie rastus rezultatus. Tai sakykime, jeigu, tarkim, kažkokia įmonė mums atliktų saugumo auditą, bet mes gaunam atsakymą, kad taip, viskas gerai, mes galėtume kaip ir kreiptis, bent jau, kad, tarkim, preliminariai pasižiūrėtume, kad jie tikrai nemelavo, nes čia toks labai subjektyvus dalykas, labai sudėtingai patikrinamas, nes, tarkim, jeigu kažkas projekte netitinka kažkokių funkcinių reikalavimų, tai mes labai greit pamatom, to negalim padaryti, o saugumo prasme kažkur ten rasti tą tokį plyšį, tai yra labai sudėtingas dalykas. Mes turime tokius pajėgumus, čia daugiau atitikties skyrius, kuris ir atlieka kibernetinio saugumo patikrinimus organizacijose. Turime ir pentesto minimalų pajėgumą. Tai tam tikrais išskirtinais atvejais viešajam sektoriui padedam įsivertinti ypač tokių kritinių naujų sistemų saugumą, patikrindami ją dar iš savo pusės. Ir dar papildant atsakant, tai yra tam tikra metodologija, kurią naudojasi komanda atlikdama tyrimą. Prieš atlikdami apskritai įvertinam, ar galėsim tą padaryti, įsivertinam pagal tai, kas kreipiasi ir ką Rūta minėjo taip pat, ko mes galbūt šiandien taip labai neakcentavom, tik trumpai kalbėjom apie vienų skyrių pagalbą kitiem. Tai kai kažkas kreipiasi dėl techninės programinės įrangos, mes lygiai taip pat pažiūrime, ką žinom apie pažeidžiamumus, apie kažkokias spragas, tai yra praturtinam tą informaciją ir kibernetinių grėsmių žvalgybos duomenimis. Tokia klausimas, jūs stebite ir informuojat kitus, ar ne? Kaip su jumis yra? Susidurėt su to visom atakom ir kaip apsisaugot? Visi mes pažeidžiami. Tai ir CSRT Networkas ir kiti tinklai, kur nacionalinio kibernetinio saugumo centrai tarpusavį aktyviai keičiasi informaciją ir vieni kitus įspėjam, jeigu prasideda kažkokia naujo tipo kampanija ar kažkokios naujos grėsmės, nes realiai labai greitai atsirita, ypač kai infrastruktūra yra jungtinė per kelias valstybės, tai tas incidentas labai greitai gali būti aktualus ir Lietuvai. Tai taip keičiamės. Ir dar Linas nori kažką? Taip, iš tikrųjų, šiandien mes pristatėm jums kažkiek savo paslaugų. Klausimas būtų jum, ar tos paslaugos pilnai atliepia tai, ko jums reikia,
galbūt buvo kažkas paminėta, ko mes šiandien nedarom, bet galbūt galėtumėm daryti netolimai ateityje. Tai į tą pusę klausimą irgi welcome tikrai, prašom. Čia tokie jau pasiūlymai, pageidavimai. Taip. Mes, nuo ko pradėjom šitą pristatymą? Mes pasakom, ką mes darom, jūs pasakot, ko jums reikia. Ir tada ieškom to aukso vidurio, kur galėtume vieni kitiems padėti. Nes iš to bendradarbiavimo taip pat tikimės ir bendros naudos, nes sužinoję, kas viename sektoriuje ar kažkokioje vienoje organizacijoje vyksta, jeigu netyčia nėra viskas ištrinama, atlikus tyrimą, išsiaiškinus, tai galima labai greitai eskaluoti ir išplatinti kitom organizacijom, kad visi laiku prevenciškai užsikardytume ir būtume stipresni. Tai ačiū labai ir už šitą pokalbį, diskusiją pristatymo pabaigoje. Tai buvo paskutinieji šiais metais NKS kibernetinio saugumo pusryčiai, bet sausio mėnesį sugrįšime su nauja aktualia tema ir labai tikiuosi, kad ir sausio mėnesį salė bus tokia pat pilna. Plojimai jums už dalyvavimą.